jau apie akciją žinot, iki birželio 30 dienos, perkant šitus Habruk 4K žiūronus, jums bus dėklas nemokamai. Tai jau kurį laiką naudojusi ir išbandinėjau modelį HE25LN 5,5 22/60. Kaip kanda vadai? Ir gegutė dar kukuoja. Jeigu dar kas nors gegutės negirdėjot, tai įsidėkit pinigų, nes ta pip vis dar kukuoja. Habruk 4K tai yra multispektriniai žiūronai, jie yra patys pigiausi rinkoje ir šiaip iš tikrųjų man jie labai patiko. Jau tikrai daugelis skaitėte, ką šitie žiūronai gali. O jie turi naktinį kanalą, turi termo kanalą. Termo raiška 256/192. Aptikimui pats tas. Na ir dar keletas spalvų pažaidimui. Ir turi variantą, kad galite žiūrėti per juos dieną. Diena, kaip jau suprantat, yra tiesiog filmuojama. Tai nėra tai, kad dieniniai žiūronai. Vaizdo pritraukimas nuo 5,5 iki 22. Kas mane iš tikrųjų nustebino, tai esant 22 pritraukimui labai geras vaizdo stabilizavimas. Taip pat yra funkcija ekranas ekrane. Tai, kai galite stebėti objektą iš labai arti, bet tuo pačiu nepamesti ir visos aplinkos. Naktinis kanalas yra naktinis kanalas, skaitmena, jai reikia gero pašvietimo. Turiu pasakyti, kad norėtųsi šiek tiek geresnio pašvietimo, bet čia yra jungtis, prie kurios galima prisukti šiek tiek geresnį pašvietimą. Ir tada tiesiog toliau matysite žvėris. Vakaras pasitaikė giedras, tai ir 600 metruose netgi matėsi briedis ir pavyko netgi ir išmatuoti atstumą. Taip kad mane tikrai irgi labai nudžiugino. Į juos dedasi 2 akumuliatoriai. Užsidaro labai paprastai ir užsifiksuoja. Štai taip. Ir užsirakina. Hop. Va štai taip. Kiek aš juos naudojau, šitie akumuliatoriai dar neišsikrovė. Gumos pritvirtintos labai patogiai, nepasimeta ir tikrai pakankamai tvirtas. Kaip ir uodai. Labai patogus laikyti. Visi mygtukai, kaip matot, žiūrėkit, opa, 3 pirštais. Pridedat ir labai gerai valdosi. Hop. Ir matom labai įdomi žvėrį. Atspėkim, ką ten matom. USB-C jungtis, greita ir patogi. Pakrauna akumuliatorius. Akių pločiai reguliuoti yra štai taip padaryta, kad vaikšto abudu okuliarai. Nu bet kam va čia raudona? O kam čia nėra to raudono? Aš nesugalvojau, bet tikėtina, kad gali būti, kad žinotum prie kurios akies dėt. Nes jeigu taip dėsi, viskas gerai. Bet jeigu dėsi va šitaip, tai jau negerai. Kaip jie rodo? Jūs galite pamatyti, aišku, per video. Galite juos pasiskolinti iš manęs. Jeigu esat mano pažįstamas, tikrai paskolins. Jeigu nesat mano pažįstamas, 1500 €, paliekat užstatą, pasiėmat, pažiūrit, įsivertinat ir nusprendžiat, pirkti ar ne. Bet žinot, pasakysiu, tikrai reikia pirkti. Nuorodo apačioj, kur galite juos rasti. Habruk 4K. Išgyk mikrą. Ir pabaigai keletas gražių vaizdų. Ir labai gera naujiena. Akcija perkant šiuos žiūronus ir gaunant dėklo dovanų pratęsiama iki Liepos 31 dienos. Tad paskubėkit!